Tai, kas iš tikrųjų yra, rašo Parmenidas, negali nei kilti, nei išnykti. Niekas negalys atsirasti iš nebūties, nei kas nors tapti niekuo. Taip pat tai reiškia, kad žmogus negali mąstyti apie tai, ko nėra. Visa, apie ką jis mąsto, turi turėti atitikmenį tikrovėje. Tokie samprotavimai yra mums įprasto vakarų ontologinio mąstymo ištakos. Nuo Parmenido laikų vakaruose mąstytojai susirūpinę tuo, kas yra. Jie mano, kad galima atsakyti klausimą, kas yra, ir net prisiliesti prie tikrosios būties. Tik aišku, ne taip paprastai, juk pasaulis, kurį jaučiame juslėmis, pasak paties Parmenido, nėra realus, būtis slypi giliau. Iš dalies panašiai mano ir praėjusioje laidoje pristatyta pirmoji iš didžiųjų – Indijos religinė tradicija. Jos rūpestis, kaip atrasti savąjį aš, kuris vienas yra amžinas, todėl ir iš tiesų tikras, ir kaip jį išlaisvinti iš nesibaigiančios atgimimų grandinės. Šį kartą gilinsimės į budizmą. Jis išaugo Indijos religinėje tradicijoje, tačiau visai nesirūpino dievu kaip būties turėtojų. Todėl jis taip stipriai pertraukė įprastą religinę tradiciją, kad dažnam kyla abejonių, ar tai apskritai religija. Jei tai ne religija, tuomet kas tai? Svečiuodamiesi pas budistus prašome išmokyti ne melstis, nes jie nesimeldžia, bet medituoti. Medituodami budistai pradeda stebėti, kas vyksta jų viduje, tada siekia išsituštinti nuo nuolatinio srauto ir pilnai suvaldyti sąmonę, išskleidžiant visą žmogišką potencialą. Didžiausias rūpestis čia nesvarstymai apie tai, kas yra, bet apie tai, ką galima pažinti ir patirti. Suprasti budizmą mums padės jo praktikuotojai, Lietuvos Deimantinio kelio budizmo bendruomenės nariai, Eglė ir Danas, praktikuojantis tibetiškos tradicijos budizmą. Aišku, rūpėjo įvairūs dalykai ir susitikimas su budizmu jis buvo labai toks atsakantis į tuos vidinius klausimus ir jisai buvo toks išpildantis labai ir paprastai aš sakau, kad aš neieškojau, tiesiog atėjau į tuo metu Lietuvoje pirmą kartą atvykusio Lamos Olės Nidalo paskaitą ir tiesiog pasijutau labai gerai, labai patogiai su tom idėjom ir su ta filosofija ir labai patogiai jaučiuosi iki šiol. Aš jaučiu, kad aš ieškau. Tas ieškojimas nebuvo, kad aš, sakykime, fiziškai dėl to kažką labai dariau, bet buvo poreikis toks stiprus, kad tu esi priešpastatytas, kad tu tarsi turėtumė ieškoti, tik tai nežinai, kaip tas turėtų atrodyti, tas ieškojimas. Vieni ten važiuoja į Aziją, lipa į kalnus, ieško kažko, kiti dar kažkaip. Ir tas ieškojimas, jisai buvo toks greičiau kaip vakuumas, kuris negalėjo būti užpildytas, kol nebuvo sąlygos. Ir tada sutikus budistinį meistrą, lamą, kitaip sakant, kaip tai tibetiečiai vadina, tas dalykas jisai kažkaip išsipildė ir tai buvo tokia gan netikėta pradžia, nes tu negali to tikėtis. Išorėje tai buvo tiesiog tik paskaita, atrodytų nieko ypatingo, bet formaliai įvyko tas susitikimas mokinio mokytojo, nuo kurio mes galim skaityti, kad prasideda tas budistinis mokymasis, tas startas jau kaip ir buvo duotas. Mes turime galimybę trumpai išgirsti ir Eglę bei Daną sudominusio tibetiškojo budizmo mokytojo Olės žodžių.
Buda davė 3 skirtingas mokymų rūšis, skirtingus poreikius turintiems žmonėms. Prieš 2550 metų, kai jis mokė, žmonės buvo tokie pat kaip ir šiandien, mažiau technologiški, tačiau iš esmės tokie patys. Kai kuriems labiausiai rūpėjo atsikratyti nuo savų problemų ir šiuo atveju Buda mokė apie priežastingumą, apie tai, kad tam tikri žodžiai, mintys ir veiksmai suteiks vienokius rezultatus, kiti kitokius. A certain kind of result and other things would bring other results. He gave it from his own enlightened experience. Jis aiškino tai remdamasis savo nušvitimo patirtimi ir, kaip minėjau, tai buvo skirta tiems, kurie norėjo išvengti problemų ir skausmo asmeninėme gyvenime. Taip pat buvo ir kiti žmonės pasiekę tokį lygmenį, kuriame suprato, aš esu tik vienas, o kitų yra daugybė, todėl galbūt svarbu galvoti ir apie kitus, bei stengtis ką nors nuveikti jų labui. Pirmiesiems Buda aiškino, kad nėra jokio tikrojo ego, nėra nieko pastovaus kūne, mintise ar jausmuose, viskas atsiranda ir išnyksta. Tai buvo labai naudinga ir įgalino šios žmonės nebesijausti taikiniais. Antrųjų atveju Buda sužadino atjautą. Atjauta tiems žmonėms buvo artima, jie matė, kad kitų yra daug, kad visi jie nori būti laimingi ir galvojo, kad galėtų pakeisti tų žmonių gyvenimus. Taigi atjauta buvo patraukli. Šiuos mokymus praktikuojančiose šalyse vienuoliai dėvi raudonus apdarus. Tiems žmonėms nepakako paaiškinimo apie ego neegzistavimą, jie klausė apie pasaulį, kasgi vyksta, ar tie nuolat besikeičiantys reiškiniai apskritai realūs. Šiuos žmonės Buda mokė ne tik apie ego ar savasties nebuvimą, bet ir apie visų reiškinių tuštumą, apie tai, kad viskas atsiranda susidarius tam tikroms sąlygoms, kinta ir vėliau vėl išnyksta. Šie mokymai išlaisvino dar daugiau žmonių potencialo, suteikė platesnį požiūrį bei suvokimą. Buvo ir trečia grupė žmonių, tie, kuriuos atstovaujame mes. Jie mąstė, jeigu galiu suprasti Budos pasiekimą, galbūt galiu jį ir įgyvendinti. Jie buvo mokomi elgtis kaip Buda, kol palaipsniui tokiu taps. Tai labai pažangus mokymai. Buda suprato tai, kas dabar atrandama CERN-e, didžiajame dalelių greitintuve. Jis teigia, kad viskas vėl grįžta į erdvę ir visą laiką yra kupina potencialo. Sakydamas, kad turime stengtis elgtis kaip Buda, kol tokiu tapsime, jis į vystymąsi įtraukė mūsų asmenybės visumą, skatindamas elgtis kaip Buda, būti juo. Štai tokias 3 mokymų rūšis jis perdavė ir visi jie gyvuoja iki šiol. So these were the 3 kinds of teachings that he gave, and they're all alive today. Turbūt gal prisimenant tą pirmąją paskaitą, dėl kurioje aš nusprendžiau, kad tas kelias yra man tinkamas, tai tiesiog mano mokytojas Lama Olenidalas, jisai pacitavo Budos žodžius, kuriuos jisai pasakė mirdamas savo mokiniam. Jisai sakė, su kuriais praleido labai ilgą laiką, kas šiaip irgi religijų istorijoje, 45 metus, kas irgi religijų istorijoje yra gana toks išskirtinis faktas. Tai, žodžiu, mirdamas jisai sakė, mirštu laimingas, perdaviau jums viską, nepasilikau jokio mokymo sugniaužtoj saujoj, bet dabar netikėkit nei vienu žodžiu. Tik todėl, kad juos ištarė Buda, patikrinkit viską patys ir būkit patys savo kelrodė šviesa. Tai manau, kad šitas teiginys jis labai aiškiai apibūdina ir nurodo, koks yra budizmo tikslas ir koks yra budizmo turinys. Jeigu kalbėti apie budizmą kaip apie religiją, mes visuomet turim nepamiršti, kad tai yra patirties religija. Budizme mes nesiremiam tikėjimu. Jeigu sakyt, kad budizmas yra religija, tai yra religija be kelių pagrindinių savo stulpų. Be Dievo,
religija be tikėjimo. Budizme remiamės patirtiniais dalykais, meditacija, tai yra pagrindinė budistinė praktika arba metodas, yra toks įrankis, kuris įgalina filosofinės žinias arba teoriją paversti tikrų patyrimų. Budizmo mintį draugė su išpažinėjais padeda gvildenti ir Vilniaus universiteto orientalistikos tyrėjai. Šios religijos ištakos mokymas indų princo Sidhartos Gautamos, kuris gyveno apie 500 metus prieš Kristų. Jis laisva valia išsižadėjo karališkųjų rūmų prabangos ir pasiekė nušvitimą. Vardas Buda sanskrito kalba ir reiškia nušvitęs, atbudęs, praregėjęs. Jo sąjūdis buvo tarp naujų gūsių tuometinėje Indijos religinėje tradicijoje. Šie sąjūdžiai gali būti nusakomi kaip savotiškas protestantiškas iššūkis brahmanizmui. Kodėl? Todėl, kad brahmanizmas arba hindų religija tampa pakankamai ortodoksali, pabrėžianti, sureikšminanti kastų, luomų sistemą, iš aukšto žiūrinti į kitus, akcentuojant, iškelianti ritualus, nesibaigiančius, ilgalaikius, trūkstančius mėnesių, ritualizmą suklesti. Atsiranda įvairių sąjūdžiai, ypač miškuose, Himalajuose, kurie yra nusakomi bendrų žodžių šramaniškiai sąjūdžiai. Šramanizmas dabar nusakoma kaip paralelinis Indijos kultūrinis religinis sluoksnis, kuris formuojasi kaip opozicija brahmaniškajam. Adživikai, kaip minėjau, budistai, džainai ir čarvakai gali būti priskiriami netgi prie jų, jie nepripažįsta daugelio dalykų ir teologiškai, ir praktiškai, kuo remiasi brahmanizmas. Jie nepripažįsta sanskrito kaip elitinės brahmanų kalbos. Apskritai, brahmanų kultūra tai yra elitarinė kultūra. 6-5 amžiuje tai buvo elitarinė kultūra ir tiesiog daugeliu žmonių jau buvo tarsi neprieinama. Tai buvo, matyt, pagrindinė priežastis. Atmetami sanskritas, luomų kastų sistema nepripažįstama, ritualizmas, brahmaniškasis nepripažįstamas, iškeliami kiti dalykai - etika ir įvairios saviugdos disciplinos, praktinės saviugdos disciplinos. Tie sąjūdžiai pradžioje jie koncentruojasi vienam regione, tai dabartinė Šiaurės Indija, vadinamoji Magadhos karalystė, kur tie visi sąjūdžiai atsiranda. Ir budizmas neatsiejamas nuo viso to konteksto. Taigi, būtų galbūt per stipru pasakyti, kad budizmas atsiranda iš esmės kaip bandymas suteikti paprastiems žmonėms, ne tik brahmanam, galimybę siekti išsivadavimo, ignoruojant luominę kastinę sistemą, ignoruojant klausimus teologinius, va čia ką minėjo Vladimiras, klausimai susiję su būties pradžia ir daugelį kitų dalykų, jie eliminuojami. Jeigu taip žiūrėti plačiau indišką kontekstą, tai iš esmės įtampa tarp brahmanų žinių luomo, kurie atstovavo brahmanizmą, hinduizmą, įkūnijo, ir kšatrijų, kurie ieškojo kito dvasinio kelio, nepriklausomo nuo brahmanizmo. Gal reikėtų patikslinti, kad kšatrijai yra karių luomas. Tai yra kariai, tai yra tie, kurie atsakingi už krašto gynybą ir taip pat valdymą. Visi valdovai. Tai buvo kšatrijai, žodžiu, Indijos visuomenė. Buvo tam tikros taisyklės, ta prasme, kad kšatrijus dėlėsim negalėjo skaityti, turbūt jie ir tiesiog nemokėjo skaityti, rašyti, kiek jie ten galėjo, o brahmanas negalėjo paliesti ten kardą, paimti ginklus, rankas ir taip toliau. Jam reikėdavo tada, brahmanas, jeigu prisiliečia prie mirštį nešančio ginklo, jam reikia valytis, po to ritualus atlikti apsivalymui. Suabejojęs to meto Indijos dvasiniais mokytojais, Buda pasuko savo keliu ir būdamas 35 pasiekė nušvitimą sėdėdamas po pipalos medžiu. Prabudo jis, peržvelgęs visus ankstesnius gyvenimus, perprato gimimo ratą, tapsmo dėsnius ir galiausiai suvokė 4 tiesas. Buda, sako, iškelia pirmajam savo pamoksle 4 tauriasias tiesas, kurios yra savotiška kvintesencija budizmo. Aš nebijau naudoti žodį, nes dabar mes turime daug budizmo. Jie nėra identiški. Kiniškas budizmas, japoniškas, korėjietiškas, bet kalbam apie tą senąjį Indijos kontekstą. Buda sako labai paprastai, gyvenimas yra kančia. Lietuviškai galim sakyti, mes sergame.
Sergame sielos lygos - puikybė, pavydas, troškimai, baimės, vizijos ir taip toliau. Antra tiesa, yra kančios arba lygos priežastis. Jisai sako, lietuviškai būtų troškimai trišna. Troškimai, nesiliaujantis, nesibaigiantis troškimai, noras būti, noras patirti, noras jausti, noras kažkuo tapti. Bet jeigu yra lygos priežastis, reiškia, ar galima pasveikti. Trečia taurioji Budos tiesa sako, kad pasveikti įmanoma, pasveikimas nusakoma žodžiu nirvana. Na, vėlgi, kiek tekia yra kalbėti su jaunimu, dabar žodį nirvana žino per garsią roko grupę Nirvana, bet nirvana yra nugesimas, ne katalepsija. Buda, kai patyrė nušvitimą, jisai nenugriuvo ant žemės apatiškai būsenoje. Tai ne pasyvumas, tai iš esmės pilnas sąmoningumas, įsivadavimas iš tų veiksnių, kurie formuoja ligas. Ir tada Buda sako, taip, jeigu galima pasveikti, reiškia, turi būti vaistai, kurie nusakomi kaip kelias, 8-limpis, 8-pakopis kelias vedantis į išsivadavimą. Kaip minėjau, budistų, kad būti užtenka iš tikrųjų 3 dalykų visose mokyklose. Reikia pasitikėti nušvitimu, kad yra tokia būsena, netikėti, bet pasitikėti, galvoti, kad jeigu neegzistuoja, verta jo siekti. Taip pat yra kelias, kuris veda į tą tikslą, tai yra mokymai, metodai, kažkokios meditacijos, patarimai. Ir taip yra pagalba kelyje, tai yra praktikuojantieji budistai, ta budistų bendruomenė, arba kaip pavadinti. Ir mokytojai jau tam. Ir mūsų tradicija taip pat, ne visose yra, bet mūsų tradicija yra mokytojas, 4 punktas, labai svarbus. Kuo daugiau atsakomybės jis turi, tuo svarbesnis yra. Įprastinis visose mokymų lygmenyse priimamas prieglobstis yra Buda, Dharma, Sangha. Buda yra tikslas, tas išminčius, kuris viską suvokia. Dharma yra jo perduoti mokymai ir Sangha yra praktikuojantys mūsų bičiuliai kelyje. Buda suprato, kad jis įkūnija tam tikras idėjas, todėl ugdė žmonių sugebėjimus perteikti jo žinias. Tuos žmonės šiandien vadiname lamomis. La reiškia aukščiausias, ma pavyzdys. Tokiais žmonėmis galime pasitikėti, jie sako ir daro tą patį, todėl nesukels problemų. Ta žmogiška perspektyva, ypač kalbant apie mokytoją, yra labai labai svarbi. Tai yra pažinties su mokytoju ir jo stebėjimo ir tikrinimo klausimas. Ir tiesą sakant, visi geri mokytojai, bent jau budistų lamos, jie įspėja ir jie visi labai rekomenduoja patikrinti ir suprasti, ar tas žmogus yra tinkamas, ar tu nori iš jo mokytis. Tai tiesiog bendravimo būdu ir klausimų uždavinėjimo būdu ir stebėjimo, ar visi klausimai gali būti užduoti, ar pakankamas yra to žmogaus humoro jausmas, ar jisai daro tą, ką sako. Ar jo kritinis mąstymas nežeidžia mano kritinio mąstymo ir taip toliau ir panašiai. Ir paprastai, patikėkit, bent jau tie mokytojai, kuriuos mes pažįstam, yra tikrai įspūdingi. Nes pridedant prie Eglės, mokytojas sako, kad nes jūs, jeigu naudosite tuos metodus, yra tikėtina, kad jūs tapsit tokie kaip aš, kaip mokytojas. Nes tiesiog mes naudojam tuos metodus susitapatinimo ir tai nereiškia, kad mūsų nosis pailgės ar ausis forma pasikeis, bet tai kalba čia vidinio pasaulio, vidinių kažkokių, sakykime, tų savybių, to protos įskleidimo prasme, kad tuos dalykus perimam. Ir dėl to geras mokytojas, jisai nori būti patikrintas. Nes mokinys tik patikrinęs, jisai gali iš tikrųjų realiai naudoti tuos metodus. Nes jeigu mes visada galvojam, kad čia kažkas ne taip, tai nebus, tas dalykas mūsų nepasieks mūsų širdies. Mes iš tikrųjų neatsiversime, mes bus sakyti, gal mano mokytas, gal ir ne. Tokiu atveju mes nepasieksime galutinio tikslo. Tai, ką mes čia praktikuojam, tai dažniausiai mes darom tą vadinamą susitapatinimo meditaciją. Kada mes medituojam į kažką,
tam tikras savybės mes aktyvizuojam savo protę, įsivaizduojam jas prieš save ir mes tarsi norėdami jas patirti, mes jas aktyvizuojam, mes jas įsivaizduojam, mes kartais net kartojam taip vadinamą mantrą, ne, tai yra tam tikra vibracija, kuri sustiprina tą įspūdį ir suteikia mums tokį grįžtamą ryšį ir galiausiai mes susijungiame su tuo, į ką meditavome. Tai yra mes tarsi gauname tai, ko norėjome. Čia yra mokytojų instrukcijos, kas yra mums reikalinga. Nes, pavyzdžiui, jeigu manęs paklausi kaip piliečio, ko tu labiausiai norėtume, aš įsivaizduočiau turbūt didelį namą pajūryje ir tai būtų meditacija į vilą, taip, bet taip nėra, nes... Gerai tokių meditacijų. Jo, jeigu ta vila taip realizuoti, kad ją visi matytų, aišku, ir ne tik tu vienas, bet eina kalba, kad mes medituojame į kažką, kas nėra asmeniška ir kas suteikia galutinius rezultatus, tam tikrą patyrimą, kurį Eglė paminėjo, mes jį vadinam nušvitimu arba budos būsena. Ir tie dalykai nėra asmeniniai, jie nėra kažkokie riboti. Ir čia yra toksai, aišku, niuansas, kada nėra lengva tai suprasti. Neįvažiavus, ta prasme, neįvestam į kontekstą, reikia iš tikrųjų šiek tiek įžanginių tokių supratimo, tada mes suprasime, kas tai yra. Taip, jeigu papildant Daną, tai paprastai kalbant, tai meditacija yra tas metodas, tas įrankis, kuris turi padėti pasiekti tą galutinį, kaip aš sakiau, viso potencialo atskleidimą arba jo ištobulinimą, išvystymą, kaip be pavadintum. Ir todėl yra aišku, ko norime medituodami ir remdamiesi aiškiom instrukcijom. Kalbant apie veido ieškojimą, mes ieškom ne Dievo veido, mes ieškom savo veido. Kuris nesiskiria nuo Budos veido. Budistams Buda yra paprastas žmogus, kuris, tai pasakysiu šiuolaikiškai, padarė dvasinę karjerą, išsivadavo. Jis ne Dievas, Dievo nėra. Jisai pasiekė įsivadavimą, jis nebetgimsta. Ir tik neklauskite, ką jis įveikia. Tai vienas iš tų klausimų, kuriuos su lasda per galvą reikėtų duoti. Proto žaidimas, jis neatsakomas klausimas. Mes dažnai sakom, budizmas yra religija. Budizme, galima sakyti, yra 3 svarbus neiginiai. Pirma, Dievo sampratos nėra jokios. Budizmas iš esmės yra ateizmas, griežtas ateizmas. Bet kokie teologiniai samprotavimai, kaip sakė Vladimiras, apie būties pradžią, apie Dievą, laikomi proto žaidimo absurdas, beprasmybė. Buda sako, sėskite, paklausykite manęs. Ir jisai pasako pamokslą, kurio aš viso necituoju, fragmentus esu išvertęs, kurio esmė yra tokia: netikėkite niekuo. Nei prieiškimais, nei tekstais, nei mokytojais, nei šventom dvasiom, nei, žodžiu, ten išvardinta labai daug, jeigu jūsų patirtis to nepatvirtina. Kitaip tariant, čia vėlgi lygindami ir naudodami vakarietišką terminologiją, mes galime sakyti, jog budizmas gali būti dar nusakomas 2 tokiais žodžiais vakarietiškais, kaip empirizmas, egzistuoja tik tai tavo patirtis, visa kita racionalus, intelektualus, kompiuterinis žaidimas. Antras tai yra pragmatika, pragmatizmas. Tai, kas tau nepadeda pasveikti, yra beprasmiška. Štai kodėl tai klausimai aviakrita, kuriuos paminėjo Vladimiras, labai dažnai ankstyvuose palei budistiniuose tekstuose nusakoma kaip. Vėlgi metafora. Kai Budos paklausdavo ko nors panašaus, apie gyvenimo pradžią, apie kas bus po nirvanos ir taip toliau, Budas pasakodavo istoriją apie kvailį, kuris bėga miškeliu ir jį pataiko užnuodyta strėlė. Ir kai Budas sako, jis kvailys ir yra, todėl kvailys, kad užuot skubėjęs ištraukti į savęs strėlę, jis atsisėda ant kelmelio ir pradeda kelti klausimus. Kas šovė, iš kur šovė, kodėl šovė, kaip šovė, iš ko strėlė pagaminta, kiek aš dar gyvensiu. Kitaip tariant, budistinis pragmatizmas tuo ir pasireiškia, kad jeigu tavyje yra problemos, baimės, įtampos, frustracijos ir taip toliau, tu jas spręsk. Gydykis, sveik. Žmogų neturi dominti, iš kur atsirado pasaulis. Jis gyvena savo gyvenimą ir jis turi pragyventi savo gyvenimą. Iš kur atsirado pasaulis, čia tiesiog nereikalingas klausimas. Čia klausimas iš smalsumo, nepraktiškas klausimas, nepragmatiškas klausimas. Ir tas pats klausimas, kuris susijęs su atmanu, tarp kitko, budizme taip pat yra laikomas aviakrita. Klausimų, kurį galima užduoti, bet kas iš to? Ar tai pakeis mano požiūrį į pasaulį, ar tai pakeis mano elgseną, žinojimas, kad pasaulis sukurtas kažkuo tai, kažkada tai, kažkokiu tai būdu.
aš dabar esu čia ir aš turiu kažką tai daryti, aš esu atsakingas už tą pasaulį, kurį aš matau, kurį aš jaučiu. Ir būtent šitam pasaulyje man reikia judėti ir kažką tai daryti. Ir nesvarbu, ką sukūrė šitą vaizdą, sukūrė ar nesukūrė. Antras neigimas tai yra individualaus aš nebuvimas. Budizmas iš esmės buvo šiuolaikiškai, filosofiškai tariant, seniausia žmonijoje dekonstruktyvizmas, dekonstruojamas žmogaus aš. Kodėl? Buda sako, kad žmogus nuolat sakydamas aš noriu, aš siekiu, aš yra darinys, konstruktas, sukurtas. Žmogus yra nesiliaujantis patyrimo išgyvenimo būsenų srautas, kuris arba yra apspręstas žmogaus ankstesnių gyvenimų, čia persikūnimo koncepcija pripažįstama, tik persikūnėja jau nebe aš, nes aš nėra budizme, o persikūnėja, vadinkime taip, sąmonės, patirčių, įpročių srautas. Čia atskiras klausimas apie tai, kas ten persikūnėja, bet reikalas dar yra tame, kad čia reikia dar pagauti tą logiką, kuri, kiek man atrodo, egzistuoja budizme. Ar mes galim surasti aš? Ir Upanišaduose laikoma, kad bendrai neįmanoma surasti aš. Tik tai neigiamais apibrėžimais mes galim pasakyti, kas tai yra. Tai nėra kūnas, tai nėra tas ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu mes negalim surasti, pažinti, sučiupti aš, tai gal mes sukursim tokią sistemą, kur tos aš nebūtų. Tiesiog, žinot, Heideggeris atrodo įvedė tokią terminą kaip epoche. Tai yra išnešimas už skliaustų. Mes nenagrinėsim aš. Tiesiog sukursim tokią sistemą, kur aš nėra. Ar įmanoma, ar neįmanoma. Vat tame reikalas, kad budizmas kūrė savo logiką, kūrė savo epistemologiją, kur nėra aš kaip pagrindinio konstrukto, pagrindinio logikos konstrukto, pagrindinio ideologijos, jeigu norit, konstrukto. Bet aš pasakysiu, kad mes čia kalbam apie tą grynąją formą budizmo, bet realiai realizacija įvairiuose kraštuose, visi žinom, kad tai dievybės buvo sukurtos, aspektai įvairūs. Tarsi, o dėl ko aš galvoju, kad žmonėm tiesiog, paprastiems žmonėms reikia užsikabinti už kažko. Jie nesugeba taip svarstyti, kad, sakysim, negali pradėti paprastas valstietis galvoti, kad aš nėra, jam reikia duoti. Ir nepaprastiems žmonėms. Bet mes turime, matot, budizmas tradiciškai skiriamas į kelis rautus istorijos bėgyje. Ir mes kalbam apie Indijos tą senąjį, kuris dabar nusakoma žodžiu Theravada, vyresniųjų mokymas, kuris išplitęs. Šri Lanka, Tailandas, Birma, Kambodža, Indijoje atgimsta teravadinės budizmo formos, tas senasis budizmas. Tačiau vėliau apie 3-4 mūsų eros amžių, prieš mūsų erą, pradeda formuotis naujas budizmo srautas. Vėlgi kaip savotiška reakcija prieš tą teravados vyresniųjų mokymą. Nes teravados budizmas teigia, kad išsivaduoti iš atgimimų grandinės meditacijų ir etikos priemonėmis gali tik tai profesionalūs vienuoliai. Tik tai užsidaręs vienuolinė, iš esmės tu gali siekti išsivadavimo. Visi kiti gali kaupti pasauliečiai dorybės ir tikėtis kitam gyvenime, pavyzdžiui, tapti vienuoliu. Atsiranda Mahajanos budizmas, kuris nusakomas kaip platusis kelias, išsivadavimo kelias. Ir jis yra toks, sakykime, visaliaudiškas. Paprastiems žmonėms reikia kitokio būdos įvaizdžio. Budizmas yra seniausia pasaulyje misionieriška religija. Buda sako savo mokiniams, eikite ir keliaukite po visą pasaulį, skelbkite žmonijai gerą naujieną. Čia aliuzija irgi, kas yra testamentas, geroji žinia. Skelbkite visai žmonijai išsivadavimo galimybę. Štai kodėl budizmas plinta iš Indijos po visą Aziją. Ir ne tik po Aziją, bet čia irgi atskira tema, šiuolaikinė moksle naudojami tokie terminai, kad yra ne tik Korėjos, ne tik Japonijos, ne tik Indijos budizmas, yra Kalifornijos budizmas, yra New Yorko budizmas. Kitaip tariant, budizmas istorijos bėgi plėsdamas po visą Aziją ir vakarų pasaulį pasižymi labai svarbią savybę, kuri kyla iš paties Budos mokymo
idėjų. Kalbėkite žmonėms jiems suvokiama kalba. Kitaip tariant, budizmas inkultūruojamas. Jis atkeliauja į Kiniją, jis absorbuoja labai daug kiniško pasaulėvaizdžio elementų ir praktikos formų, jis atkeliauja į, nežinau, bet kur į Japoniją, absorbuoja, atkeliauja į Holivudą, jis absorbuoja kitus elementus. Taip. Tai ir šią prasme budizmų yra daug, bet yra pamatiniai dalykai, kurie vienyje visas tas tradicijas. Budizmo pamatas – viltis išsivaduoti ir pasiekti nirvaną. Nirvana sanskrite reiškia nugesimą, bet ne užgesimą, priešingai tapsmo suvaldymą. Tai aukščiausias pažinimas, peržengęs sąlygotojo pasaulio ribas, nebeapibūdinamas sąlyginiais terminais. Nirvana kažkas daugiau nei tas, kas atsiranda ar išnyksta. Ji neturi priežasties ir niekam kitam nėra priežastis. Ji ne vieta ir ne būsena. Tai pastovus išsilaisvinimas. Absoliuti tiesa, kokią žmogus tik gali pažinti, bet tai nesusitikimas su Dievu. Nirvana reiškia pabaigą, visų ieškojimų, visų apribojimų pabaigą. Yra mažoji nirvana, būsena, kurioje nebepatiriame skausmo, ir didžioji nirvana, kuri reiškia, kad visi kliuviniai yra transformuoti į tai, kas naudinga, reikšminga kitiems ir teikia didžiulį palaiminimą. Ar aš pamatysiu Dievo veidą? Ne, nes tai tuštumo nėra tokių reiškinių. Budizme, Nagi nėra nei aš, nei pamatysiu, nei Dievo. nėra subjekto, kuris tą regėjimą turėtų. Nėra teisingai nei subjekto, kuris galėtų pamatyti, nei objekto, kurį galima būtų pamatyti. Tai yra vėlgi toks klausimas, kurį Volodė apibūdino kaip... Neatsakoma. Neatsakomas, beprasmis. Tai yra budizme. Jis beprasmis, ta prasme, kad jis nepadeda. Ar jeigu mes visi yra tiesiog ligoniai ir mums reikia vaistų, tai mums reikia vaistų, o ne, aš nežinau, tam tuščių dalykų, kurie nepadeda. Vakarų mąstymas, kuris savo esmė yra ontologiškas, jeigu taip filosofiškai kalbėti, jis radikaliai skiriasi nuo tokio egzistencinio budistinio mąstymo. Štai kodėl vakariečiai krikščioniškam pasaulyje savoką tuštumą suvokia ontologiškai, kaip būties tam tikrą fenomeną reiškinį. Indiškoje tradicijoje ontologijos nėra, budistinėje tradicijoje, atsiprašau. Ontologija faktiškai, jeigu egzistuoja kitais pavydalais, kaip dharmų teorija ir panašiai. Jo, net neegzistuoja. Egzistuoja epistemologija, pažinimas. Tai vienas dalykas, epistemologiniam lygmenį šunyat arba tuštuma nusako, tai yra raktažodis, visraktis, kuris nusako racionalaus pažinimo ribas. Tai, ką Kantas po 2000 metų po Budos pradėjo kalbėti apie racionalaus pažinimo ribas. Kad mes galime naudoti terminus, konstruktus, žodinius darinius, bet jie objekto reiškinio denkandzich nepasiekia, nenusako. Taigi tai yra racionalaus ir verbalinio pažinimo ribas nusakantis terminas. Kita reikšmė, tai yra savoka, kuri yra meditacinė savo turinio. Juk galima taip sakyti, budistinių meditacinių praktikų tikslas, ne visų, bet didžiosios dalies, yra mokymasis išsituštinti. Išsituštinti nuo nuolatinio srauto minčių, vaizdinių, norų, troškimų, baimių, frustracijų, siekių ir taip toliau. Taigi, šia prasme gebėjimas kontroliuoti savo sąmonę, ištuštinti reiškia išmokti ją pilnai valdyti. Taigi budizmas gali būti nusakytas, iš esmės budizmo siekis, arba netgi ta pati nirvana, kaip totali, pilna, visapimanti sąmonės kontrolė, arba pilnas sąmoningumas, kuris pradedamas nuo to, kad tu turi išmokti atrasti savyje taikę, ramę, tylę, tuštumą. Tas tuštumas yra neatskleistas visuomenė. Ta prasme, dažniausiai mums kažkas, kas tuščia, asociuojasi su nebuvimu ko nors. Ja? Tuščia kieme, tuščia virtuviai, tuščia kišeniai, tuščia. Bet iš
proto potencialo požiūrio, jeigu kažkas yra tuščia, jame viskas gali įvykti. Ta prasme, jeigu stiklinė pilna, mes negalim pripilti kito gėrimo, bet jeigu į tuščią, aš galiu kažko kitą įpilti. Pavyzdys primityvus, bet tai yra, kad tas tuštumas, jis pats savaime daug daugiau talpina, jis daug yra įdomesnis, jeigu tu jo pasieki jo prigimti. Ir jinai yra pasirodo džiaugsminga, kaip Eglė minėjo. Bet tam tu turi šiek tiek padaryti su savim tam tikrą darbą, tada atrandi tą pusiausvyrą savyje, kas yra tas tuštumas proto. Nes iš šalies jis gali atrodyti taip keistai, ar ne? Ta prasme, tuštumas į nieką, jie nori išnykti, jie nori netgi, ta prasme, tas suprantama yra. Krikščionis sako Dievas, budistai sako, nesuprantu. To žodžio nėra. Tuštuma, apie kurią kalbama, tai ne nikuma, ne skylė, tai vienas iš budistinių raktažodžių, kuris rodo racionalaus pažinimo ribas iš esmės. Tai filosofinė, epistemologinė savoka, o ne tai, kad kartais krikščionys sako, budistai garbina tuštumą. Tai prieš kartais įsivaizduoju, vakumas juodas, ten skylė ir budistai meldžiasi kažkokie juodai skyliai. Čia irgi tam tikros klišės, bet taip. Ir dialogas, kuris šiuo metu vyksta pasaulyje, paradoksas tas, kad savaime aišku, kad islamas yra genetiškai, kaip ir judaizmas, artimiausias krikščionybei tradicijos. Bet pasaulinis dialogas, aš manau, ateityje, tarp religinis dialogas, kuris sparčiai plėtojamas ir paties Dalai Lamos, ir kai kurių krikščionių vienuolių, ta sankalba tarp krikščionybės ir budizmo, jinai tampa esmiškai svarbi, nes skirtingos kategorijos, skirtingi pasaulio suvokimai. Priminsiu, budizmas istorijos bėgė 2,5 tūkstančių metų, tai yra viena taikiausių pasaulio religijų. Viena taikiausių, kuri paplito taikiausiom formom po visą vietą. Ir ateistinė religija, suprantate, ir čia yra savotiškas iššūkis ir krikščioniškajam pasauliui, krikščioniškom vertybėm. Kaip pavyzdį galiu trumpai paminėti tokią situaciją. Amerikos vienuoliai, jezuitai pasikvietė grupę Tailando vienuolių tarp religiniam dialogui. Susėdo prie stalo, apgyvendino, jie atvyko ir jie pradeda diskutuoti, kaip jūs suvokėte Dievą, kaip čia yra su Dievo įsikūnimu, Dievo sūnaus samprata. Tailando vienuoliai visiškai nesileidžia kalbas, jie neturim tokių terminų, nėra tokių žodžių, jie ten desperavo, galima taip sakyti. Bet tada sako, o dabar jūs atvažiuokite pas mus į Tailandą, į vienuolyną. Atvažiavo grupelė jezuitų, kurie labai atsidavę buvo pasišventę tarp religinio dialogo tematikai. Jos atvedė į vienuolyną, pasakė, čia gyvensite, o čia prašom, ryte 4 ateinate, mes čia medituojam. Jie atėjo, domėjosi, ką čia veikia vienuoliai ir vis ieško, kada pagaliau susėsime prie stalo ir jau imsime tarp religinio dialogo. Derinsim savokas, terminus. Jie tai pragyveno kelias savaitės, niekas su jais į jokias kalbas nesileido. Tik Tailando teravados vienuoliai pasakė, o tai čia, ką mes darom toj salėje, tai yra tarp religinis dialogas. Mes sėdėm kartu ir medituojam. Tai aš ką noriu pasakyti, kad net tarp religinio dialogo samprata pati ir formas, jos yra radikaliai skirtingos. Tai, kas vakarų kultūroje yra per logosą, per žodį, per intelektą, per teologiją, budistinėje kultūroje yra per praktiką, per patyrimą, per meditaciją. Tai, kad dabar ir Dalai Lama naudoja, spirituality ir taip toliau, tai yra jų adaptuoti terminai angliški. Budizme nėra dvasingumo, ne tik meilės, dvasingumo terminų. Kas tas dvasingas žmogus, kuris Dievo įvaizdį turi, kuris lanko šventas vietas, kuris daug meldžiasi, nėra tokio termino. Dvasingumo samprata budizme keičia kitas pamatinis raktažodis – sąmoningumas. Kiek aš esu kiekvieną akimirką sąmoningas, budrus, dėmesingas, kiek mano rankos, kojos, kanopos juda, kaip aš dabar šneku, kas rodo mano sąmonės išblaškumą. Taigi dvasingumo atitikmuo – sąmoningumas. Ir siekis yra pilnas sąmoningumas. Čia ir dabar. Čia ir dabar, taip. Pats žmogus, sąmoningumas ir yra kūrėjas, sąmoningumas viską patiria ir protė viskas atsiranda, vyksta ir tam pačiam protė išnyksta. Budizmas yra nekas kita kaip nesuskaitoma daugybė sąmonės lavinimo, treniravimo būdų. Tai viena iš priežasčių, kodėl budizmu taip domisi, sakykime, šiuolaikinė vakarų psichoterapija, psichologija, mato, kad tai yra per tūkstančius metų išlavintas instrumentarius tų priemonių, kaip lavinti pačiam savo sąmonę.
Aš įtariu, kad tos mokyklos dirba su skirtingu savimi, savai aš, savęs pažinimas arba ten, sakykime, kažkoks skirtingai tą žaidžia. Budizmėgi yra koks turbūt esminis skirtumas. Mes išgirstame, kad tai įsikibimas tas iš save, kaip mes esam prie jo įpratę, jis yra iliuzija. Bet ne iliuzija, kaip viskas blogai, nes manęs nėra, bet iliuzija tai, kad mums nebūtina įsikibti į savo paties klaidingus įsivaizdavimus, savo egoizmą, savo asmeninius trikdančius emocijas, bet galima viską patirti iš tos perspektyvos, neturint to savęs įsikibimo. Čia turbūt yra esminis budizmo skirtumas nuo kitų sistemų, kad mes norim pasiekti patyrimą, kuriame egoizmas, tas susitapatinimas su savimi, jis yra tiesiog nesvarbus. Kai mes darom kažką intensyvaus, įdomaus, mums nereikia visada pritemti savo trikdančių jausmų, kurie dažniausiai asocijuojami su savimi, ar ne? Tiesiog darom kažką tokio stipraus visų būtybių labo ir tas mus taip įkvėpia, kad mes pamirštam save procese. Iš Indijos religinės tradicijos išaugęs budizmas, net ir atmetęs jos mokymą apie aš iš didžiosios raidės, pripažįsta persikūnijimą ir atgimimo ratus. Tik persikūnija čia ne aš, o tiesiog įpročių ir įspūdžių srautas, tarsi srovės vandenyne. Vandenynuose labai daug srovių. Kelyje į išsivadavimą visas jas reikia įveikti. Užduotis sunki ir niekada negali tiksliai pasakyti, kiek kelio jau nueita, kiek dar liko. Kartais galima patekti net į užburtą ratą. Tai tas yra vadinama tas samsaros ratu, kad tu esi kaip ir įsikinkęs ir tas, kas buvo tavo priežastimi, dabar tapo rezultatu, tampa nauja priežastimi ir vėl tu tą darai ir tas gaunasi toks sukimasis ratu, kada nežinai, kada jis prasidėjo. Arba tą netgi nesugebėjimą pasiekti tų trokštamų rezultatų, nes tiesiog yra, pirmiausia, tu nežinai, kaip viskas veikia, tu neturi metodų ir dėl to sunku pasiekti to, ko tu nori. Nes norėti paprastai neužtenka. Gali norėti būti geras, bet vėlgi čia turbūt budistinės tos psichologijos lygmuo, kad gali norėti būti geras, bet yra tam tikri įpročiai, yra tam tikros tendencijos, yra tai, ką mes vadinam trikdančiais jausmais ir tos automatiškos reakcijos. Ir būtent pradiniam tam lygmenį meditacija veikia tokiu būdu, kad mes sukuriam atstumą, mes pradedam stebėti tai, kas vyksta tam mūsų vidiniam ekrane ir tokiu būdu rinktis, kokius mes atliekam veiksmus. Ir toks yra metodas suprasti, ką tu pats sieji. Be abejo, budistinis požiūris į mirtį ir ta koncepcija apie nesuskaičiuojamus gyvenimus, jinai suteikia visai kitokią vidinę perspektyvą ir visai kitokį pasaulio ir savo gyvenimo suvokimą. Tada tu supranti, kad tu turi tą tokią gyvenimo kelionę tam, kad užsiimtum vystymuisi, tu supranti, kad tas tikslas, jisai, netgi jeigu jisai nebus pasiektas šito gyvenimo kontekste, jisai vis tiek išlieka aktualus ir tiesiog psichologiniam lygmenį suprasti, kad mūsų visus suvedė ne tam tikri, bet konkretus labai stiprus ryšiai ir mes galim vėl ir vėl susitikti vienom ar kitom aplinkybėm. Jūs daug klausėt, prašydami mūsų kalbėti apie lygmenį, kuris mums yra nepasiekiamas kol kas. Bet paprastai iš mano patirties tie, kurie yra, nebūtinai jie yra nušvitę, bet jie yra tikrai reikšmingos realizacijos asmenys, jie neturi poreikio pasakyti, aš štai tokiam rezultate savo kelio. Paprastai jų darbai kalba patys už save. Dažniausiai nebudistai pritrūksta kantrybės ir dažniausiai užstringa ties tą pirmą mintim, kad taip viskas blogai ir dažniausiai tai yra tokia tipinė klaida, pavadinkim, akademinių žmonių, kurie tiesiog ties tuo sustoja. O budistams yra tik tai pirmas žingsnis, nuo ko pradėti, nuo ko atsispirti. Kiekvienam projekte, jeigu mūsų gyvenimą laikyti projektu, tu supranti, kažkas sako, bet tai
yra dar geriau galima padaryti. Ir tu sakai, o kaip? Kur yra klaida? Ir tu, jeigu sužinai, kur yra klaida, tu atsispiri nuo jos ir tu gali pakeisti viską nepalyginamai daugiau. Taip kitas vadinama bloga žinia, jinai tampa gera žinia, nes tu gali pagerinti, gali pakeisti. Galima panaudoti vieną žodį, kuris galbūt tiks programai, tai yra tantrinis budizmas. Deimantinio kelio tradicija, kurią mes praktikuojame, yra taip vadinamas, vienas iš pavadinimų yra tantrinis. Tai reiškia, kad žodis tantra reiškia austi, įausti. Tai yra tai, ką mes darom, tie mūsų mokymai, ką mes praktikuojam, yra tarsi ta patirtis, jinai įsiaudžia į mūsų esmę. Tai yra, kad tai nėra kažkas, ką aš darau 1 valandą per parą, o visa kita lieka nepavyzdinio. Mes pakeičiam savo patyrimo būdą. Ir jeigu patyrimo būdas pasikeičia, jisai mus keičia visur. Ar mes einam gatvę, ar mes dirbam, ar mes su šeima, ar mes auginam vaikus, ar mes bet ką darom, ar mes bet kokioje situacijoje tas patyrimas jisai kinta, jis yra kitoks. Už pažintį su budizmu dėkodami šios laidos svečiams Eglei ir Danui, atsisveikindami dar klausėme, ar nebaisi tokia atsakomybė, kokią ant liaunų žmogaus pečių uždeda budizmas. Jis kalba apie atgimimų ratą, kurį lemia kiekvienas žmogaus gyvenimo veiksmas. Bet ar žmogus tikrai geba atsakyti už kiekvieną veiksmą? Ar jums nebaisu dėl tos tokios milžiniškos naštos, tam tikra prasme, nes jeigu yra priežastis ir nebaisu pasekmė. Dėl nieko, nes baimė tai yra neteisinga koncepcija budistinių požiūrių. Baimė yra klaida. Bet jeigu netyčia suklysti, žmogus aistringas žmogus, aš irgi supykstu ir ten ką nors, trenki pavyzdžiui. Suklydau iš tikrųjų, bet tai reiškia, kad aš gausiu atgal, baisu. Man tai baisu. Nėra viskas taip dramatiška. Yra pavyzdžių, kada rezultatai buvo pasiekiami paranojos. Kiekvienas veiksmas palieka įspūdį. Ta prasme, protė lieka tas vadinamas rezultatinis įspūdas. Ir žinant, ir jeigu yra jausmas, kad gal man nevertėjo tai pasielgti, jūs jau galite naudoti 4 metodus. Jūs visų pirma liaujatės taip daryti, ar ne, jūs nusprendžiate daryti kitaip ir pavyzdžiui, jūs liaujatės taip daryti, yra metodai, kaip jūs galite pašalinti įspūdžius, kurie atsirado dėl to veiksmo, tada jūs elgiatės priešingai ir tokiu būdu tas rezultatas, jisai visiškai yra ištaisoma, ta klaida, protė viskas yra ištaisoma. Taip, atsakomybė yra didelė, atsakomybė už save, nes niekas kitas tavo gyvenimo ar būsimų inkarnacijų nepakeis, tavo sąmonės rauto, kuo tu atgimsi, kur tu atgimsi, kokiu pavydalu. Savižudybė vis dėlto, jeigu žiūrėti ir idėjinių pavydalų, yra, nuodėmės sampratos nėra budizme, galima kalbėti apie ydas, yra. Taip, Šopenhaueris, vėliau Nyčė, bet ypač Šopenhaueris buvo pirmieji tie, kurie suteikė budizmui pesimizmo aureolę. Patys kurdami europinę pesimizmo filosofiją. Iš tiesų, turėkime omeny, kad tiek Šopenhauerio, tiek Nyčės, tiek galų gale Hegelio žinios apie Indijos filosofinės tradicijas ir ypač apie budizmą buvo, net nemenkos. Tai yra segmentiškos visiškai. Tačiau jie sukūrė tą įvaizdį budizmo ir pats Šopenhaueris sako, kad mano pasaulėžiūra pesimizmo itin artima budizmo ir taip toliau. Bet koks yra skirtumas? Buda, naudodama žodį kančia, ducha, šitas žodis neturi tos mūsų kasdienės konotacijos. Žodis ducha nusako negatyvios, nusako visą mūsų patyrimo lauką. Kitaip tariant, gyvenimas tai yra su dviem, tarsi lazda su dviem galais. Džiaugiuosi, verksiu. Tai yra laimė, kaip siekiamybės būsena, tai yra nuolatinis procesas. Bet laimės ieškoti iliuzoriniuose savęs tapatinimo su kūnu, su statusu, su garbe, šlove, pinigais, siekiuose yra beprasmiška. Tai šią prasme budizmas yra itin optimistinė religinė tradicija, nes sako, kad mes visi sergame sielos lygomis, visi turime puikybę, pavydą, tuštybę ir taip toliau, bet visa budizmo esmė, kaip sakėme, yra nekas kita kaip begalinė paletė vaistų arba priemonių, kaip gydytis, kad pasiektum išsivadavimą. Taigi tai yra ir atsakomybės už save ir pasaulį laikysena. Turbūt naiviais budistus palaikytų žydai, kurie sako, kad tik vienas dievas atleidžia nuodėmes. Po 2 savaičių gilinsimės į judaizmą, kuris yra visos vakarų religinės tradicijos pamatas. Klausime, kuo toks ypatingas mažos tautelės ir jai prabilusio Dievo ryšys.
Dėl šio ryšio Izraelis stipriai pakeitė visos žmonijos istoriją. Tačiau tai po 2 savaičių, o po savaitės vėl lauksime jūsų studijoje pokalbiui.